Sielos ir proto harmonija. Užsimerk, nusišypsok. Pajus, kaip dieviška harmonijos energija pripildo tave, užpildo tave. Tu jauti harmoniją mintyse, žodžiuose, veiksmuose, santykiuose. Dieviška harmonijos energija pripildo tave. Sielos ir proto harmonija labai gerai matosi akyse. Akys tai yra veidrodis. Veidrodis parodantis vidinę žmogaus būseną. Dėl ko reikalingas sielos ir proto harmonija. Protas visus sprendimus priima iš savo patirties, iš kolektyvinės nuomonės, kai tuo tarpu siela žino, ko iš tikrųjų tau reikia. Ji žino, kokiu keliu tu turi eiti, ką tu turi veikti. Bet jeigu protas prieštarauja sielai, siela nusileidžia, nes siela kalba tyloje, ramybėje. Ji neprieštarauja. Tiesiog pasislepia, susigūžia ir laukia, kada tu jos paklausi, kas tau yra geriausia. Te pabunda tavo siela, išsiskleidžia. Tegu protas ir siela susiharmonizuoja. Protas klauso sielos vedimo. Sprendimus priima iš sielos pozicijos.